Viešpat su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Luką. Anuo metu pas Jėzų rinkdavosi visokie muitininkai ir nusidėjėliai jo pasiklausyti. O fariziejai ir rašto aiškintojai murmėdavo: šitas priima nusidėjėlius ir su jais valgo. Tuomet Jėzus pasakė jiems palyginimą. Vienas žmogus turėjo 2 sūnus. Kartą jaunesnysis tarė tėvui: tėve, atiduok man priklausančią palikimo dalį. Tėvas padalijo sūnums turtą. Netrukus jaunėlis, susiėmęs savo dalį, iškeliavo į tolimą šalį. Ten palaidai gyvendamas išeikvojo savo lobį. Kai viską išleido, toje šalyje kilo baisus badas ir jis pradėjo stokoti. Tada nuėjo pas vieną šalies gyventoją ir stojo jam tarnauti. Tasai jį pasiuntė į laukus kiaulių ganyti. Jis geidė prisikimšti pilvą bent anksčių jovalo, kurį ėdė kiaulės, tačiau nė to jam neduodavo. Tada susimąstė ir tarė: kiek mano tėvo samdinių apsčiai turi duonos, o aš čia mirštu iš bado. Kelsiuos, eisiu pas tėvą ir sakysiu: tėve, nusidėjau dangų ir tau, nesu vertas vadintis tavo sūnumi, priimk mane bent samdiniu. Jis pasiryžo ir iškeliavo pas tėvą. Tėvas pažino jį iš tolo, labai susigraudino, pribėgo prie jo, puolė ant kaklo ir pabučiavo. O sūnus prabilo: tėve, nusidėjau dangų ir tau, nebesu vertas vadintis tavo sūnumi. Bet tėvas įsakė tarnams: kuo greičiau atneškite geriausią drabužį ir apvilkite jį, užmaukite jam ant piršto žiedą, apaukite kojas, atveskite nupenėtą veršį ir papjaukite, puotaukime, linksminkimės, nes šis mano sūnus buvo miręs ir vėl atgijo, buvo pražuvęs ir atsirado. Ir jie pradėjo linksmintis. Tuo metu vyresnysis sūnus buvo laukuose. Eidamas namo ir prisertinęs prie sodybos, išgirdo muziką ir šokius. Jis pasišaukė tarną ir paklausė, kas čia dedasi. Tas jam atsakė: sugrįžo tavo brolis, tai tavo tėvas liepė papjauti nupenėtą veršį, kad sulaukė jo sveiko. Tada šis supyko ir nenorėjo eiti namo. Tėvas išėjęs pradėjo vadinti jį vidun, o jis atkirto tėvui: štai jau tiek metų tau tarnauju ir niekad tavo įsakymo neperžengiau, o tu man nė karto nesidavęs nė ožiuko pasilinksminti su draugais. Bet vos tik sugrįžo šitas tavo sūnus, prarijęs tavąjį turtą su kekšėmis, tu tuojau jam papjovei nupenėtą veršį. Tėvas atsakė: vaikeli, tu visuomet su manimi, ir visa, kas mano, yra ir tavo. Bet reikėjo puotauti bei linksmintis, nes tavo brolis buvo miręs ir vėl atgijo, buvo žuvęs ir atsirado. Tai Viešpaties žodis. Šitas labai garsus švento rašto tekstas turi 2 tokius žinomus apibūdinimus: sūnaus palaidūno istorija ir pasakojimas apie gailestingąjį tėvą. Suprantama, kad pavadinimas yra formuluojamas siekiant akcentuoti arba
nusidėjėlių atsivertimą, kas tarsi iš pirmo žvilgsnio yra labai aiškus. Tai yra to sūnaus, palikusio tėvo namus ženklas. Arba akcentuoti dangiško tėvo gailestingumą. Ir žiūrint į ką yra koncentruojama, taip yra formuluojamas toliau, formuluojamos mintys, sakomi pamokslai. Ir jūs turbūt esate ne vieną pamokslą girdėję, kuris komentuoja šią evangelisto Luko parabolę. Ir vis dėlto, ar iš tikrųjų šitas tekstas yra skirtas padrąsinti nusidėjėlius grįžti prie Dievo? O gal šios dienos Jėzaus žinia turi visai kitą adresatą? Pabandykime būtent ir mes šiandien susirinkę čia pasiaiškinti. Parabolė prasideda taip. Pas Jėzų rinkdavosi visokie muitininkai ir nusidėjėliai jo pasiklausyti. Tačiau yra ir kita grupė žmonių, kurie kritikuoja Jėzų, kad jis savo namuose priima nusidėjėlius ir kartu su jais valgo. Valgyti su nusidėjėliais reiškia, tu imi tą patį maistą, tu ir pats susitepi. Originaliame tekste sakoma, kad lauke stovėjo fariziejai ir rašto aiškintojai, kurie murmėjo sakydami, šitas priima nusidėjėlius ir su jais valgo. Skaitant tekstą graikų kalboje, galima aiškiau matyti Jėzaus nuostatas. Kaip rašo originalus tekstas, Jėzus turėjo įprotį būti ne su teisiaisiais, bet su nusidėjėliais. Taigi buvo žmonių, kurie kritikavo Jėzų sakydami, jis elgėsi nederamai. Ir šiandien mes galime rasti krikščionių, kurie tokio Jėzaus nenori priimti. Nes turi savo įsivaizdavimą, koks tas Jėzus turėtų būti, kaip jis turėtų elgtis. Taigi žmogus turi įsivaizdavimą ir bando primesti Jėzui tas savybės, kurios jam atrodo yra artimos. Evangelijoje rašoma, kad Jėzus švenčia savo namuose su tais marginalais. O lauke stoviniuoja būrelis žmonių atstovaujančių idealiai visuomenės dalį. Tam tikrų momentų Jėzus pakyla nuo stalo ir eina į lauką. Eina į lauką susitikti su tais geraisiais. Ko jis ten eina? Ogi kad papasakotų jiems šitą parabolę, kurią mes ką tik girdėjome. Štai jums ir siurprizas. Pasirodo, kad šį palyginimą Jėzus skiria ne nusidėjėliams esantiems jo namuose, kad jie atsiverstų. Bet šitą palyginimą Jėzus skiria teisiesiems. Retai turbūt esate girdėję būtent šitai paaiškinamą parabolę, kad jis skirta ne nusidėjėlių atsivertimui, bet teisiųjų atsivertimui.
Jėzus ragina atsiversti tuos, kurie save laiko teisėjais ir kurie nenori priimti tokio Jėzaus. Jėzaus, kuris bendrauja su nusidėjėliais, kuris turi įprotį bendrauti su nusidėjėliais. Taigi šios parabolės tikslas, kaip jau minėjau, ne atversti nusidėjėlius, o teisiuosius. Jėzus elgėsi taip, kaip elgėsi Dievas su Jona. Senojo testamento žinoma garsia figūra, kuris nenorėjo, kad Dievas pasigailėtų nuodėmingų Ninivės gyventojų. Dievas dėjo visas pastangas, kad atsiverstų Jona, o ne niniviečiai. Skaitant šios dienos parabolę, mums norėtųsi, kad tekstas baigtųsi puota, kurią suruošė tėvas sugrįžusiam jaunėliui. Bet tekstas tuo nesibaigia. Jis toliau tęsiamas ir kalba apie vyresnį sūnų. Taigi parabolės tikslas nėra jaunėlis. Parabolės tikslas yra vyresnysis sūnus. Jo atsivertimas. Kad esantis lauke fariziejai rašto aiškintojai suprastų, koks iš tikrųjų yra Dievas. Kartais mes atsivertimą labai taip žiūrime primityviai. Na, padariau kažkokį blogą darbą, toliau nebedarau to blogo darbo. Bet atsivertimas, pakeisti požiūrį į Dievą, labai retai ateina mums į galvą tokia mintis, kad čia yra tikrasis atsivertimas. Vienas žmogus turėjo du sūnus. Taigi, vienas sūnus, kuris yra Jėzaus namuose, o kitas, kuris stovi lauke. Kartą jaunesnysis tarė tėvui: tėve, atiduok man priklausančią palikimo dalį. Kodėl jis nutarė palikti tėvo namus, šitas jaunėlis sūnus? Pirmoji priežastis yra ta, kad jaunėlis nesupranta tėvo meilės. Jam tėvas yra tironas, kuris nurodinėja, kaip reikia gyventi. Varžo jo laisvę. Tai žmogus, kuris žino, kad jaunystė trunka trumpai ir reikia neprarasti šanso tą jaunystę pasinaudoti bei gerai praleisti laiką. Tad ką reikia daryti, kad tu galėtum gerai praleisti šitą trumpą laiką? Reikia atsikratyti savo tėvų. Reikia jį nužudyti, nes palikimas juk atitenka tik po mirties. Prašyti tėvo palikimo reiškia sakyti jam, kad dėl manęs tu jau esi miręs. Tai žmonės, kurie nori išbraukti Dievą iš savo gyvenimo, kad galėtų daryti tai, kas jiems patinka. Tai pirmoji priežastis, kodėl jaunėlis nori palikti tėvo namus. Kita jo išvykimo priežastis yra vyresnysis brolis, kuris nėra tolerantiškas jaunesniam broliui ir pastoviai jį kritikuoja. Kritikuoja dėl gyvenimo būdo. Šiandien bažnyčios tuštėja ne vien dėl jaunėlio noro
pagyventi laisvai, bet ir dėl vyresniojo pastovaus priekaištavimo, kuris sukuria tokią aplinką, kad norisi kuo toliau nuo jos bėgti. Taigi tėvas padalijo sūnums turtą, netrukus jaunėlis susiėmė savo dalį iškeliavo į tolimą šalį, ten palaidai gyvendamas išeikvojo savo lobį. Po kurio laiko tame krašte kilo ekonominė krizė, jaunėlis bandė kažkaip išgyventi, tada nuėjo pas vieną šalies gyventoją ir stojo jam tarnauti. Tasai jį pasiuntė į laukus kiaulių ganyti. Tas, kas palieka krikščionių bendruomenę, kas atsitolina nuo Dievo, visuomet papuola į kito šeimininko arba stabo rankas. Tu gali savo sakyti, kad aš esu laisvas. Tie, kurie labai dažnai sako, kad aš esu laisvas, jų gyvenime yra tiek stabų, tiek vergovės, kad jis jau net nesuvokia, kas yra ta laisvė, tikroji laisvė. Kas yra tie dievai, į kurių rankas papuolame palikę tikrąjį Dievą? Dievą, kuris myli ir tik tai myli. Tai yra įvairios materijos suabsoliutinimas, prestižo troškimas, vaikymasis madų, įvairios ideologijos ir taip toliau. Labai daug tų stabų yra mūsų gyvenime. Nors mums atrodo, kad šie dalykai gali suteikti laimę, vieną dieną suprantame, kad visa tai yra tik neskanus jovalas. Tas pats ir religinėje srityje. Jei mes nepriimame Dievo, apie kurį kalba Jėzus, papuolame į ritualų, kanonų, regulų stabmeldystę, kur yra labai neskani. Nusivylęs gyvenimu jaunėlis prisimena tėvo tarnus, kuriems yra dosniai atlyginama už darbą. Dabar išryškėja dar viena jaunėlio nuostata tėvo atžvilgiu. Jam tėvas yra tas, kuris duoda pinigus. Tėvas jam yra reikalingas tik dėl pinigų. Jaunėlio galvoje sukasi viena mintis – atlygis. Atlygis, kurį jis gali gauti už darbą, už ištikimą tarnybą. Tai požiūris į Dievą, kurį turi labai daug krikščionių. Jiems Dievas yra tas, kuris išmoka atlyginimą už įdėtą triūsą. Tėvas pažino jį iš tolo. Labai susigraudino, pribėgo prie jo, puolė ant kaklo ir pabučiavo. Iš šio sakinio mes matome, kokį Dievo įvaizdį Jėzus pateikė šioje parabolėje. Pažvelkime Jėzaus Dievą. Tėvas pažino jį iš tolo. Iš šių kelių žodžių mes matome, kad Dievas yra ne bosas, ne teisėjas, ne prokuroras. Dievas yra tėvas. Jis yra kantrus. Jis stebi ir laukia savo vaikų. Jis tuo pačiu metu turi ir tėvo, ir motinos charakteristikas. Jis mus stebi ne tam, kad suskaičiuotų visas mūsų nuodėmes.
Jis stebi taip, kaip stebi motina savo vaiką. Stebi tam, kad gal jam reikės pagalbos, kad tik vaikas jos neužsigautų, nesusižeistų. Ar viskas jam yra gerai? Ar jis yra laimingas? Dar viena Dievo savybė - labai susigraudino. Susigraudinti reiškia labai stiprų ir emocionalų tėvo laukimą. Šią būseną galime palyginti su motina, kuri laukėsi kūdikio. Laukėsi kūdikio gimimo. Ir jos reakcija gimus kūdikiui. Neįmanoma įsivaizduoti didesnio intimumo ir emocionalumo nei būtent šis. Veiksmažodis susigraudinti Naujajame testamente yra pavartotas 12 kartų ir visada jisai siejamas su Dievu arba su Jėzumi Kristu. To norima pasakyti, kad tik Dievas gali turėti tokią stiprią ir gilią meilę žmonėms. Kita Dievo savybė - pribėgo prie jo. Tai instinktyvus gestas. Šis senas žmogus, bėgdamas gali užkliūti ir pargriūti, bet jis apie tai nemąsto. Jis nemąsto, kad gali susižeisti. Jis bėga. Parabolė nori pasakyti, kad tėvas dėl vaiko yra pametęs galvą, nes jis vadovaujasi ne racionaliu protu, bet širdimi. Štai koks yra mūsų Dievas. Jis neveda apyskaitos gerų ir blogų darbų. Jam nesvarbu, ką kiti pasakys. Senis pametė galvą. Kai mes kalbame apie dviejų žmonių meilę, dažnai klausiame, kuris pirmas žengė žingsnį. Pirmas žengė žingsnį tas, kuris labiau mylėjo. Nenusidėlis daro pirmąjį žingsnį, bet Dievas. Ypatingai graži Dievo savybė - puolė ant kaklo. Tėvas, darydamas paskutinį žingsnį, krenta vaikui ant kaklo ir pabučiavo. Originaliame tekste sakoma, jis nesiliovė jį bučiavęs. Paskui tėvas duoda nurodymus suruošti šventę, nes šis mano sūnus buvo miręs ir vėl atgijo, buvo pražuvęs ir atsirado. Po to į sceną įžengė vyresnysis sūnus, kuris dirbo laukuose. Eidamas namo ir prisiartinęs prie sodybos išgirdo muziką ir šokius. Tai jam neįprasta. Jis įsivaizduoja, kad tėvo namuose yra tik dirbama, o ne švenčiama. Kai sužinojo, kad tėvas suruošė šventę broliui, supyko, nes pagal jo logiką brolis pirmiausia turėjo atsiteisti už savo blogus darbus, o tik tada tikėtis tėvo palankumo. Prieš patenkant į rojų pirmiausia reikia atkentėti už blogus darbus skaistykloje. Taigi vyresnysis yra nepajėgus suprasti,
kad tėvo meilė gali būti nesuinteresuota. Meilė yra tikra tik tada, kada ji yra nesuinteresuota. Kitu atveju tai yra barteris, tai ne meilė. Taip pat ir tikra šventė yra tada, kada ji yra nesuinteresuota. Jeigu ne, tai šventė yra ne šventė, o verslo pietus. Tada šis supyko ir nenorėjo eiti namo. Lygiai kaip Jona iš Senojo testamento nenorėjo eiti Niniven. Jis pyko dėl tokios Dievo nuostatos. Kaip Jonos atveju, taip ir vyresnio sūnaus atveju tėvas daro pirmą žingsnį, kviesdamas jį vidun. Tačiau šis atkerta tėvui: štai jau tiek metų tarnauju ir niekad tavo įsakymo neperžengiau, o tu man nė karto nesidavęs nė ožiuko pasilinksminti su draugais. Jis nesupranta, kad šventė gali būti suorganizuota nesavanaudiškais tikslais. Šiam sūnui šventė yra kaip atlygis už kažką. Lygiai kaip nesupranta savo tėvo, nes vertina jį tik kaip algų mokėtoją. Atkentėsiu čia žemėje, kad nepatekčiau į pragarą, kad gaučiau atlygį danguje. Bet vos tik sugrįžo šitas tavo sūnus, jis nepripažįsta ir jaunėlio kaip savo brolio. Šitas tavo sūnus. Jis nesako, mano brolis grįžo, ne, šitas tavo sūnus. Mano brolis yra tik tas, kuris yra geras, kuris dirba ir uždirba, kuris pasiturinčiai gyvena. Į sūnaus nepasitenkinimą tėvas atsako labai švelniai. Jis sako: vaikeli, tu visuomet su manimi. Ir visa, kas mano, yra ir tavo. Bet reikėjo puotauti, nes tavo brolis buvo miręs ir atgijo, buvo žuvęs ir atsirado. Kaip supratome, šios dienos parabolė yra skirta vyresniajam broliui. Tam, kuris skrupulingai laikosi visų Dievo įsakymų ir nuostatų, kuris sako: aš nesu toks kaip kiti, girtuokliai, paleistuviai, nevalos, išlaidautojai. Aš meldžiuosi 3 kartus per dieną, pasnikauju 2 kartus per savaitę, moku 10 nuo visko, ką įsigyju. Jis nesuprato, kad tėvui reikia vaikų, o ne tarnų. Tėvas nori vaikams atiduoti visą savo meilę, be jokio išskaičiavimo. Jo namų durys yra visada atviros. Taigi šią parabolę Jėzus skiria teisiesiems. Tiems, kuriems atrodo, jo gyvena gerai, pamaldžiai, teisingai. Šitiems yra skirta ši parabolė. Skirta tam, kad jie atsiverstų ir tikėtų ne į savo susikurtą Dievą, bet Jėzaus apreikštą. Nes tikrasis Dievas yra meilė ir tik tai meilė. Išpažinkim savo tikėjimą.